Jau test. Skrandžio erozija. Tai tu negali viską valgyti, negali natūralių sulčių gerti, vaisiai irgi ne visi yra galimi. Paprasčiausiai tu sutrinka virškinimas, tu jauti diskomfortą ir pykina, ir stovi, nevirškina skrandžio erozija. Tai faktiškai pastoviai tu gyveni dietoje. Po tų produktų dingo, galiu sultis visas gerti, kokias tik noriu. Anksčiau, pavyzdžiui, naminių sulčių, obuolių sulčių stiklinį išgeri ir žinai, kad daugiau tu nebegalėsi tą dieną paimti. Nesvarbu, ar skiestas, ar grynas, tau nebepriima. Tu, reiškia, sudirginai žarnyną, skrandį, ne žarnyną. Nebeliko. Vakar apie tai pasakojo Onutė, kaip čia mesti. Nebeliko ir galiu. Kaip? Ir dar vienas dalykas, vartojant šitos produktus, nebenoriu tų valdiškų šiukšlių valgyti. Iš karto organizmas atpažįsta chemiją ir jinai nebeskaniai ir tau duoda prieskonį tokį keistą, tu supranti, kad tai yra, nereikalingas produktas. Labai atsirūšiavo, tu daug ko nebenori, pasikeitė mitybos įpročiai. Eini į parduotuvę ir matai, kad tau daug ko nereikia ir daug atsisakai ir tu noris naminio kokybiško tikro maisto ir skonio receptoriai labai atsiskleidžia. Jauti ir supranti ir skonių ir ką valgai. Tai yra kaifas. Atsiranda pilnavertiškas maitinimasis. Toliau sąnariai podagra. Sąnariai podagra pradėjo keistis, buvo paaštrėjimas. Atsiprašau, Ilona, dar sykį, arba aš nenugirdau, arba praleidau. Po kiek laiko tas skrandžio ta erozija susitvarkė? Skrandžio erozija susitvarkė, aš faktiškai taip ryškiai nepajutau kaip kraujotakos, nes jau buvo įprotis dietiškai maitintis. Ir paprasčiausiai, kartais retkarčiais, kai mes kažko labai norim, yra įprotis, prisimeni skanėstą, jisai tau neleidžiamas, bet tu nori to skanėsto. Jų biškį užvalgai, savo norą nuramini ir tu vėl gyveni, biškį ten būdavo susidirgina ir tu patenkini. Vienąsyk pabandžiau tą skanėstą, nėra reakcijos. Po kiek laiko? Po kiek laiko, gal po kokių 1,5 mėnesio. Taip tiksliai negaliu pasakyti. Nes dėl ko negaliu pasakyti, nes jų nesinorėjos. Vat kame problema. Jų, kai vartoji Bliumaxą, Memaxą, Igrinmaxą, nesinoris tų šiukšlių. Ir pasakysiu vieną dalyką. Aš, pavyzdžiui, alkoholį labai saikingai, visą gyvenimą vartodam labai mažai ir, simboliškai. Nesinoris nieko. Vyno 100 gramų maksimum, tu jo nenori. Ir žinot, kas, tu net negirdėjai. Ir buvo keli tokie variantai, žiūri, geri kaip sultis, ir esmė tame, tu jų nenori. Va, atsiranda organizme, nenori to, kas yra tau nereikalinga, tau nebūtina. Va šitaip, nebenori tų dalykų visokių pakramtukų. Alkis yra, žinai, ko tu nori, kokybišką maistą pasigamini, valgai, aišku, dabar jeigu pietaudavai ne namuose, kavinėje, restorane, labai labai pajauti, kas yra, kaip pagamintas, irgi va, kaip va. Aš turėdavau vidinę alergiją, jeigu suvalgai valdišką maistą, aš vadinau visos rūkytus gaminius parduotuviai pirktus, žuvį rūkytą arba ten, sakykime, kitus produktus, kad ir žalią mėsą parsinešė ją namuose gaminė, jeigu jie pakankamai daug būdavo cheminių tų visų kur mes skaitom ir bijom, bet vis tiek perkam, valgom. Man iš karto po 15 minučių to maisto suvalgymo būdavo, išmuždavo karštis, žandai raudoni ir vidinis žarnyno karštis. Tai jau iš karto man lakmusas, tas produktas yra blogas. Iš manęs namiškiai juokdavosi, duodam
Ilonai paragaut, kaip Mhm. jinai pasakys, vaikam galima duoti ar ne. Va to nebeliko, aišku, bet ir daug ko nebevalgai. Bet esu jau dabar ir bandžius, ragavus, tų valdiškų gaminių nebėra tos reakcijos. Nu, išsivalgo, ar organizmas nebėra, tų matyt buvau daug sukaupus tų visų Nu, mes užaugom nuo tarybinių laikų, mes buvom čia visko prisikaupę. Nu, tai taip. Tai va, dabar stengiuosi valgyti tik naminį maistą. Mėsą, daržovės iš ūkininkų iš karto. Nes valdiški produktai man jie neskanus. Aš jų netrandu. Faktiškai iš parduotuvėje perku tik pieną, arbatą, kavą. Tai reiškia, žarnynas išsivalė ir jau tokių visokių šudukų jam nebeįkiši. Jie neskanus. Jie neskanus ir smegenys gauna signalą, kad nu nereikia mums to nereikia, nekiškit ir nenorim. Jisai, tau pasako, atpažįsta, kad tai yra blogis ir viskas. Jisai neskanus, jisai. Čia aš tai tikrai sąžiningai sakau, kad yra va, toks pojūtis, jisai atskiri, kur yra geras produktas, kur blogas produktas. Koks protingas mūsų organizmas. Nu, Žmogaus organizmas yra. Netrukdyti. Jo, reikia netrukdyti jam ir reikia netrukdyti jam visuose jo procesuose. Mūsų organizmas yra tiek protingas, kad jisai moka išgyti pats ir jam duodant va tokią natūralią pagalbą, kaip mūsų International produktai. Vaisiai, uogos ir daržovės. Jokios nechemijos, jų nežudo niekas, jokių jutiminių dalykų, jokių organų, jokių smegenų. Ir tada jisai dirba kaip laikrodukas organizmas žmogaus. Ir iš patirties toks pasidalins iš paties vartojant tos produktus, Green Maxą vartojant, nepašikštėkim ir įsikykim iš karto Jekaterina. Praustis jie reikia, tada nes pačioj pradžioj Green Maxą vartojant, ten gausiai visko išeina. Ir aišku, sudirgė būna ir Jekaterina labai pagelbėja, nuima visą jautrumą ir ženkliai viskas kitaip. Jekaterina yra aš esu išbandžiusi ją labai gerai ir nuo kokio kaip pasakyti, atsiradus koks pulinukas, furunkulas, dar kažkas, netgi šunį išgydžiau. Va, papasakok tą istoriją apie šunį savo. Reikėjo daryti kalytės sterilizaciją ir po vaistų leidimo buvo ant sprando susiformavus graikiško dydžio furunkulas. Riešuto. Tai jisai jau buvo tiek pakilęs, kad jo odelė pati prasivėrė, jinai čiut kraujavo, tai man ten labai ant tos vietos, jo, kur jinai buvo paraudus, aš įtryniau Jekateriną. Trečią dieną ten tuščia, nieko nebėra, įsivalė tik šašas likęs. Labai apsidžiaugiau, kad nereikėjo tos vietos šunį pjauti. Va šitai pagelbėjo. Dar su Jekaterina nepatogiu turėjau vietoj karpą. Jai išnaikinau, su Jekaterina uždėdavo vakare mažą lašelį ant tos karpos ir ją palikdavau, nenuprausdavau. Va, šitai. Čia ant gleivinės ar ant odos? Ant odos. Ant odos. Ant odos. O nuplaudavai tą jos, po kažkiek laiko nuplaudavai Jekateriną, ne. neplaudavai? Rytą prausiantis, o tai ją palikdavau, neužžiūdavo šitaip. Jinai ten sluoksniuodavosi, sausėdavo, ten labai gražiai, be sudirgimo, nebūdavo, nesupykdavo oda ten, tik ant tos karpos uždėdavo mažą lašelį Jekaterinos ir palikdavo šį išžiūti. Va šitaip. Grįžtu prie sąnarių. Podagros sąnarių problemos, tai čia aš jau turėjau paveldėti. Močiutė, mama. Ir aišku, su metais tai jau šnekėjo. Ypač buvo pirštų sąnariai skaudėdavo tie sąnariukai. Jie išdidėjo, buvo dvigubai išdidėję, jie būdavo taip, kad vakarė sėdė, jie karštis sukyla. Jisai karštas tas sąnariukas ir jisai kyla, ir jisai skausmingai kyla. Tai va, buvo jau taip, nuėjau pas gydytoją, sako, pažiūrėk, jau pasakė to metų. Taip. Taip, tai yra senatvinis požymis. Ką darysi? Žmonės, atkreipkite dėmesį Ilona, žiūrėkit, koks senatvinis požymis. Kur katram galėčiau matyti senatvės, nesvarbu. Tikrai. Tai va, tai sąnariukai paūmėjimas buvo ryškus, netgi kur jau niekada nešnekėdavo kelių sąnariai, tai jie buvo 4 mėnesį.
Taip, užumėjo, net tada vakarais skaudėdavo ir aš juos šildydavau, paprasčiausiai šildydavau. Produktus gėriau toliau, be perstojo, juos vartojau, Green Maxą, Memaxą, Blue Maxą, Memaxą ir tik tiek, kad jau kraujotaka susitvarkė, žarnynas, viskas gerai, sąnariai šnekašnys. Bet toliau tiesiog tos produktų gėrimai savaitę, Žodžiu, tu nebijoji tų paūmėjimų. Ne, tai aš jau turėjau teigiamus rezultatus, Jo, bet- jeigu kraujotaka, nes esmė tame kraujotaka ir sąnariai yra labai glaudžiai susiję, jeigu kraujotaka sutrikus, tada ir aišku kenčia sąnariai. Čia jau man gydytojai išaiškino, kad tai yra normalu, tai organizmas. Tai va dar vienas dalykas, jeigu prasideda paūmėjimas, labai daug žmonių meta viską, deda į šoną ir vėl sėdant tų cheminių vaistų ir vėl toliau nuodėsi. Nu, žodžiu, kaip ir visada viską daro. Tai reikia tų paūmėjimų, tu vis tiek gerdavai viską po kiek? Kai visą laiką? Po pilną. Po pilną gerdavau Green Maxą, Blue Maxą, Memaxą ir dozėm, po vieną. Į dieną ir tiesa tik tiek, kad pas mane buvo, kad ir paūmėdavo, niekada negerdavau vaistų nuo sąnarių. Nes tai chemija, kuri tik nuima skausmo, o faktiškai gydymo tai nėra. Kai faktiškai kraujotakos gydytojai niekas negydo, neišgydomos skaitėsi. Tu kavintonų palaikydavai savo organizmo tonusą, kad tu galėtum normaliai gyventi, kavintonas tvarkydavo. O problemos nešalino, aš dabar jos nebeturiu. Ir faktiškai sąnariai šnekėjo 1,5 savaitės, reikėjo jo šildyti vakarais, tiesiog gėrimą Green Maxo, Blue Maxo, Memaxo, bet jie man netraukėsi tie pirštų sąnariukai. Parodykite rankelę savo. Palauk, ateisi iš arčiau. Katras čia buvo, taip paro. Tai va, tai faktiškai jie visi jau buvo, pasikeitė, dar vienas va šitas yra jisai kitoks šiek tiek, bet jisai ženkliai mažesnis, faktiškai 5 kartus sumažėjęs. O jie visi buvo problematiški. Vis skausmingi, prisiliesti, netgi prisiliesti negalėdavai. Tai labai džiugino, netgi manikiristė manęs iš karto paklausė, ką tu vartoji, nes jinai mano pirštus jau žinojo. Jinai pamatė skirtumą ir pradėjo klausinėti apie produktus. Aišku, pasakiau, parodžiau, supažindinau, pasakiau, kur pasiskaityti ir kur rasti. Keitėsi labai plaukai, kirpėjai irgi plaukus dažau, šviesinu. Kirpėjai pasakė, gyvi plaukai, netgi galiukai nesišakoja, labai mažai tai reikia pakirpti, faktiškai palaikyti augimo tą, kad būtų tvarkingai augtų ir tiek, o jau jie gražus. Taip kirpėjas komentaras, va šitaip. Ir pats reikšmingiausias komentaras toj mano visoje istorijoje. Aš, pusę metų išgėrius tos produktus, aišku, tai kainuoja ir mes visus skaičiuojam pinigėlius, įdomu, ką tas davė iš tikrųjų, ir ėjau pas savo šeimos gydytoją, padariau visus savo kompleksinį tyrimus kraujo, kepenų, inkstų, skydliaukės. Kai atėjo atsakymas, šeimos gydytoja pasisodino, žiūri, akis ir klausė, ką vartojai. Aš gyvenime tokių atsakymų, tokių niekada nesu turėjęs. Čia teisybė. Ir mes su gydytoju susitarėm. Aš faktiškai Green Maxą dabar, Green Maxą, Blue Maxą, Memaxą vartoju retkarčiais tik tai. Kada kokį diskomfortą pajaučiu. Ir pasakysiu, dar grįžtu atgal truputį. 6 mėnesius pavartojus, kai nutraukiau vartojimą, būdavo po savaitės organizmas prašo Green Maxą, šluotos prašo. Matyt, dar kažkas buvo likę. Gerai, prašau. Ilona, buvo likę, bet mes ir gyvenam tokiam pasauliu, kad ir prisikvėpuoji, ir taigi va, kokie dangus, koks oras, koks iš visa aplinka mūsų, kokia mes amžiuje gyvenam. Tai čia nebūtinai, kad liko dar tokie dalykai, bet dar gali ir iš naujo būti gaunami jie. Vis tiek ir valgom, ne visada kas yra iš tikrųjų būtina, nes vis tiek mes mėgstam ir
paišdykat, pauškandžiaut, pasmaližaut, visko norim. Nu tai va visą tai, pastebėjau tą dalyką, jeigu kažką va tokio suvalgai, kas iš tikrųjų nebūtina mum, prašosi Green Maxo. Buvo keista, bet iš tikrųjų taip. Ir faktiškai dabar jau, šiandien yra birželis, tai jau labai retai, kada be manęs paprašo to Green Maxo. Va šitai. Ir tu dabar nevartoji? Dabar ne, nu... Tik tai kaip paprašo? Kaip paprašo. Va šitaip, taip įdomiai. Nu, pasiklausai tavęs, ko prašo. Nes taip įdomiai iš tikrųjų suveikia ten kažkas. Nežinau kas, bet suveikia. Tai va. Tai yra labai džiugu, atsikračiau 3 ir labai rimtų bėdų. Ypač kraujotakas, kuri mane 20 metų kankina. Tai yra baisus dalykai. Namiškiai su gailesčiu žiūrėdavo, nes faktiškai, nu ką, 2 dienas tu iš gyvenimo išmeti ir tu jų bijai. Ir svarbiausia, neprasidėdavo ta blogumai netikėtai, rytą atsimutinti, negali iš lovos atsikelti. O nekalbant, kad mes įsidirbantys žmonės. Va šitaip. Tai čia mano tokia istorija, kuri man buvo pačiai netikėta ir aš nesitikėjau, faktiškai pradėjau produktus vartoti netikėdama. Nu, galvoju, vitaminai, o kaip mes vitaminus kaip geriam, tai tie vitaminai išgeriam dozę, kiek reikia ir galbūt jie daro teigiamus dalykus, juk iš karto nebūna tų atsakymų. O va šitie produktai jau man, sakau, davė pirmosius požymius, kad iš tikrųjų veikia, tai tas papilomų dingimas. Ilona, galima paklausti, iš kur tu sužinojai apie tos produktus? Iš draugės. Faktiškai draugė man per prievartą įsiūlė. Per prievartą įsiūlė. Kas ta draugė, pasakyk? Liena, aš kai visą laiką išpasakosiu iš tų žmonių, kur, nu, ir laiko neturi, nesigilina ir nelabai savim rūpinos, va šitaip. Visą laiką gyveni gyvenimu darbu ir bėgi pirmynų, diskomfortas atsitinka, biškai pasigydydavai, dabar jau to nebėra, dabar yra kaifas, kad tu gyveni, kai sakau, kai užsidedi ankštą batą, tu jauti ir batą, ir koją, tai ir tu šlubuoji. Viskas, to nebėra, gyveni pilnavertišką gyvenimą, tu gyveni, nu jaunystė grįžo, nu. Elementariai. Žinai, tave pasižiūrėjus, tai jaunystė dar tik tai grįžinė, jinai jau gerokai grįžo, bet dar toliau bus dar geriau. Tikiuosi. Ja. Ir labai geras produktas yra kaukė. Irgi Lianos dėkas įpiršo, kad labai gera, nu reik draugai tikėti, iš tikrųjų. Labai gerai valo, kvėpuoja odą po pirmo karto. Visas rekomendacijas klausiausi ir labai geras produktas. Labai geras produktas ir irgi prašosi. Ateina, aš dabar tiek dažnai jos nesidedu į savaitę kartą, ir prašosi veido odą, reikia tos kaukės. O ką jin daro, pasakyk tą kaukę? Jinai valo ir maitina. Aš plačiai nepapasakosiu, ką jinai tokio labai gero daro. Po kaukės oda atrodo, kad jinai iš labai giliai išsivalius kvėpuoja, jinai nėra tų sluoksnių, kaip anksčiau jausdavai. Jinai gyva. Tokia mano trumpa istorija. Ačiū labai tau, viskas. Ar dar ką nors, pasidžiaugsim dar kam nors. Nu gerai, jeigu prisiminsim ką nors, tai dar sykį padarysim. Labai ačiū, Ilona. Labai džiaugiuosi, kad atvažiavai, kad pasidalinai savo istoriją ir aš, kad turiu ką parodyti savo grupės žmonėm. Aš labai džiaugiuosi, kai išgirstu tokias istorijas ir noriu papasakoti kuo daugiau žmonių, kad jie girdėtų tą viską, kad jie nebijotų, kad jie patikėtų jų veikimu šitų produktų, nes tai yra visiškai natūralus produktas iš vaisių, uogų ir daržovių. Nėra nei gabaliuko, nei trupinėlio chemijos ir juos vartot, tai, nu, valgot obuolius, kriaušės, burokus ir brokolius.
Jeigu valgo, tai žinokit, čia būtent iš to ir padaryta viskas. Gerai, tada tam kartui tiek. Lauksim dar daugiau, dar smagesnių ir dar gražesnių ir tokių pat ir visokokių istorijų. Iki sekančių malonių. Ačiū, Ilona. Prašau.